Sveiki naujienų agentūros Elta skaitytojai ir žiūrovai. Čia Elta kampas ir šiandieną mūsų studijoje prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys. Sveiki. Labadiena. Pane Budry, savaitės pradžioje viešoje erdvėje surezonavo užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio perspėjimai dėl geopolitinės realybės, dėl saugumo padėties. Ir ta diskusija, kuri užgimė po jo interviu, tęsiasi visą savaitę. Tai vieni sureaguoja Seime, tai iš kitų institucijų vertinimai ateina. Pasak ministro Landsbergio, vertinant tai, ką mes matome Ukrainoje, stringantį kontrpuolimą, matant vakarų laikyseną, Lietuvai būtina persvarstyti savo nacionalinio saugumo koncepciją. Prezidentas taip pat netruko sureaguoti ir palinkėjo ministrui, cituoju, atsisėsti ir nusiraminti. Visgi, matant situaciją, vertinant grėsmes, ar tikrai nėra pagrindo nerimauti? Tai žinoma, kad pagrindas nerimauti žiūrint į bendrą situaciją yra ir tas ir atsiliepia ir tiek visuomenės nuotaikose, tiek priimamuose sprendimuose. Į ką atkreipė dėmesį Respublikos prezidentas, tai į tai, kad paskutiniu metu tų dramatiškų pokyčių, kurie verstų mus persvarstyti grėsmes, persvarstyti jų intensyvumą, peržiūrėti, ką nors jų neįvyko, tokių pokyčių nėra. Ta situacija, kurioje mes esame šiandien ir tas vertinimas galiojantis, kuris yra šiandien, jisai buvo priimtas prieš daugiau negu pusę metų, paskutinis, kurį mes darėmės, darbus, kuriuos turime užsibrėžę ir prioritetus, kaip nusistatė ir tai, ką mato prezidentas, ką reikia padaryti, mes irgi turime išrašę, tai jis labiau atkreipė dėmesį tai, kad nieko naujo neįvyko, bet tai nereiškia, kad niekas nevyksta ir viskas aplinkui yra nesvarbu. Tai to irgi nereikėtų perskaityti. Aš atkreipsiu dėmesį, kad dar pavasarį, ankstyvą pavasarį, kai žvalgybos pristatė savo vertinimą, mes užsibrėžėme aišku atsakymą dėl Rusijos grėsmių. Tai reiškia pirmas, ir tai yra labai svarbus dalykas, kad Rusija yra ilgalaikė tiesioginė karinė grėsmė NATO ir Lietuvai, lygiai taip pat. Ir šita tezė, ką reiškia, kad remiantis ją mes organizuojame toliau planavimą. NATO daro savo planavimą atsižvelgdama į tai, kad Rusija yra tiesioginė karinė grėsmė, lygiai taip pat ir mes darome jau ne vienerius metus savo planavimas išžvelgiant į tai. Kitas svarbus dalykas, į ką atsakė mums žvalgyba, per kiek laiko Rusija bus pajėgi atstatyti savo pajėgas į tokį lygį, kad galėtų kelti mums jau tą tiesioginę, sakykime, žalą, padaryti savo veiksmais tiek regione, tiek kaip NATO. Ir atsakymas buvo 5-7 metai. Čia ne šiaip, kad sutartas kažkoks atsakymas ar nuomonė, tai buvo vertinimas, kurio remiantis turi vykti toliau mūsų planavimas, mūsų pačių veiksmai. Ir dėl to, jo atsižvelgiant jau į šitą vertinimą, ir Valstybės gynimo taryba priėmė sprendimus. Ir dėl divizijos kūrimo turėjom papildomų argumentų, lygiai taip pat ir prieš NATO viršūnių susitikimą dėl regioninių planų ir panašiai. Neisiu detalės, bet toks yra nuoseklumas. Tai dėl to, jeigu mes manome, kad kažkas įvyksta kitokio, sakykime, kažkoks ar didelis įvykis, ar didelis pokytis, ar nauja tendencija, ar kažkas, ką mes anksčiau buvom nevertiname, grįžtame į laukelį ir iš naujo vertiname grėsmes. Nes su grėsmėmis, aš čia būsiu šiek tiek nuobodus, nes daug metų tai mano buvo duona pagrindinė, tai yra vertinimas su labai specifinė preciziška metodika. Tai nereiškia taip, kaip jums atrodo, kaip man atrodo ir mums abiem taip atrodo ir mes nusprendžiam. Yra tam tikra kalba, yra tam tikri indikatoriai, kurie yra vertinami, yra ta distancija laiko vertinama ir dėl to labai svarbu palikti profesionalam padaryti tą darbą, jeigu mes norime turėti nacionalinį sutartą atsakymą. Taip, bet matyt sutiksite, kad tiek prezidentūra, tiek užsienio reikalų ministerija, kaip institucijos vykdančios užsienio reikalų politiką, kas betarpiškai susijęs su nacionaliniu saugumu, disponuoja panašiai informacija ir žvalgybos duomenimis, tai kaip tuomet paaiškinti tą jūsų akimis skirtingą požiūrį, kad tarsi užsienio reikalų ministras jau praktiškai panikoje, o prezidentūra daugiau pripažįsta tas grėsmes, jas pabrėžia, bet daugiau tokią stoišką ramybę demonstruoja. Respublikos prezidentas yra bene nuosekliausias nacionalinio saugumo prioritetų, tikslų temoje ir tai, ko siekia savo veiksmais. Ir tas nuosekliausias, tai įjungkime laikotarpį, kad nereikėtų užbėgti nuo pat kadencijos pradžios, bet nuo 22 metų pavasario. Ir čia kaip vienas toks atskaitos taškas, kurį galima paimti ir pasitikrinti, tai pakvietimas iš Respublikos prezidento parlamentiniam partijom sutarti dėl pagrindinių nacionalinio saugumo principų. Ir buvo kovo mėnesį susitikimas organizuotas prezidentūroje ir prezidentas, kreipdamasis į partijų atstovų, sakė, turiu bent 5 prioritetus, kuriuos labai norėčiau, kad jūs užfiksuotumėte savo partijų susitarime. Tai buvo visuotinė gynyba, visuotinis šaukimas,
visiems privalomas šaukimas, 3% nuo bendrojo vidaus produkto, civilinė gynyba, civilinė sauga karo metu, žvalgybos stiprinimas, priimančios šalies parama. 6 dalykai. Ir ties šiais punktais Respublikos prezidentas nuosekliai dirbo. Kaip ir dėl gynybos finansavimo didinimo, beje, kai jisai tuo metu kreipėsi, specialiai pasikėliau įrašus, kai kreipėsi į partiją, sakė, kaip jūs visi ir sutarėte, aš tikiuosi, kad taip ir bus įrašyta. Tuo metu net nebuvo ginčo tarp partijų kovo mėnuo 22 metų dėl to, kad reikia kelti iki 3%. Tai Respublikos prezidentas yra nuoseklus. Sako, kad visuotinio šaukimo mums reikia, ne pusiau visuotinio, bet mes jį turime įgyvendinti, mes viską apie jį žinome, viską paskaičiavome, eikime, padarykime, mums reikia didinti gynybai finansavimą ir visi kitie dalykai, kuriuos aš išvardinau. Ties kai kuriais esame tikrai pastumėję dėl visuotinės gynybos principų, Respublikos prezidentas dėjo daug pastangų. Tai dėl to šiandien, jau 23 metų lapkritį, sakyti, kad mes turime naujų tikslų, naujų kažkieno dar neįvardintų nacionalinio saugumo srityje uždavinių, tai yra ne visai teisinga, mes juos turime įsivardinę, tik tai turim skirtingą politinį dėmesį ir skirtingas politinės pastangas to pasiekti. Ir va čia tada norite yra pasakyti, kad pažymėt, kad prezidentas buvo nuoseklus nuo jau pakvietimo pasirašyti susitarimą, tai ar čia tarp eilučių galima įskaityti mintį, kad tuo metu užsienio reikalų ministerija ne visai nuosekliai į tą politiką žiūrėjo, vertinant šios savaitės būtent ministro išstojimus? Aš nenorėčiau vertinti, kad tai yra ministerija ar, sakykime, viena iš vykdomosios valdžios institucijų, bet čia turbūt politinė galbūt ar jėga, ar vis tiek ar politinis lyderis, nenorėčiau priskirti, kas taip sako, bet akivaizdu, kad tiem politiniam tikslam ne visi pritarė. Dėl to ir visuotinio šaukimo mes iki šioliai neturime, arba ta diskusija jinai yra aptrupėjusi, lygiai taip pat kaip ir finansavimas gynybai irgi yra pas mus, pakyla, nusileidžia, kaip ir kiti klausimai. Žinoma, kad bendro sutarimo nebuvo, dėl to ne viskas yra atsidūrę ir partijų susitarime, beje visuotinis šaukimas ir 3% jame ir neatsidūrė. Mes dar apie visuotinį šaukimą ir finansavimą gynybai pakalbėsime, bet dar šiek tiek norėčiau grįžti prie to, ką kalba ministras Landsbergis, ir mes žinome, kad esame NATO, turėjome samitą, kur buvo patvirtinti nauji gynybos planai, taip pat turim sąjungininkus čia Lietuvoje, vokiečių brigadą, būsimą brigadą, dabar batalioną, bet užsienio reikalų ministras, vertindamas tai, kokie pokyčiai gali įvykti Jungtinėse Amerikos valstijose po kitų prezidento rinkimų, jeigu, tarkim, grįžtų Donaldas Trumpas į Baltuosius rūmus, tarsi kelia abejonę, ar NATO išlieka tuo esminiu garantu ir būtent 5 straipsnis išlieka esminiu mūsų kaip sąjungininkų saugumo garantu. Ar prezidentui kyla tokių abejonių, prognozuojant, žiūrint, kaip čia gali toliau dėliotis ta vakarų lyderių pozicija, numatant galimus tam tikrus kardinalius pokyčius tuose pačiuose Jungtinėse valstijose? Žinoma, kad tai bus labai didelis veiksnys. Ir žinoma, kad mes į kitus metus taip pat žiūrime ir kitų metų rudenį ir į rinkimus Jungtinėse valstijose. Ne tiek apie pačius rinkimų rezultatus netgi kalbant, bet apie patį debatą užsienio politikos tema. Aišku, jis yra nedidelis, Amerika labai susikoncentravusi tai, kas vyksta pas juos, bet tiek, kiek yra Ukrainos temos, iš viso saugumo situacijos Europoje temos, JAF rinkimuose mums yra labai svarbu, nes tai formuluoja pozicijas ateičiai ir tai yra pagrindinis, svarbiausias sąjungininkas ir kaip parodė karas Ukrainoje, tai yra pagrindinis saugumo nešėjas Europoje, pagrindinė šalis, kuri gali duoti tai, ko mes Europoje čia neturime. Dėl to, kam nors pervertinti JAF įtaką Europoje yra neįmanoma tiesiog, nes jinai yra milžiniška ir mums jinai yra gyvybiškai svarbi. Tai dėl to, kad mes ir kitais metais daug labai apie tai kalbėsime, yra visiškai natūralu. Kitas yra dalykas susijęs su NATO ir čia aš tikrai išskirčiau dalį, kur yra politinė valia sprendimų priėmimas ir kita dalis NATO pajėgumai. Tai kuo aš tikrai nebejoju, kaip jūs ir klausite 5 straipsnių, kad bus valia priešintis, kad NATO aktyvuos 5 straipsnį ir kad bus įjungtas visa mašinerija, taip kaip mes ginamės ir kolektyvinė gynyba. Žinoma, tam, kad būtų viskas efektyvu, turi būti ir kiti straipsniai pilnai išpildyti ir tai yra 3 straipsnis, kuris sako, kad valstybės turi prievolę užtikrinti savo pajėgumus, kad galėtų pačios gintis. Tai reiškia, kad mes žinome, kad yra 5 straipsnis ir toliau nieko nedarome. Ir kitas yra labai svarbus su tuo taip pat susijęs dalykas, tai kad tie pajėgumai, kuriuos mes įjungiame, jie turi būti suplanuoti, numatyti,
planai sudėlioti, kaip jie bus įgyvendinti, pratybinta ir panašiai. Dėl to mums buvo labai svarbu ir regioniniai gynybos planai, operaciniai planai. Mums taip pat yra labai svarbu, kad atsirastų taktiniai planai, tai yra juos įgyvendintis, kad mes pilnai įkomponuotume su savo planavimu, kad visą tai nuolat pratybintume. Dėl to 5 straipsnis savaime jis yra nekvestionuotinas, aš jo nekvestionuoju ir atvirai ir nuoširdžiai, nežinau kaip tą pasakyti, ir net neturėtume jį susivesti, bet turėtų būti pajėgumai už to. Ir dėl to mes pasakome, kad turi būti 2% minimumas, turi būti geri planai, turi būti daugiau pratybų, lygiai taip pat, kai kalbam apie savo kariuomenę. Na, abejojimas tam tikrais pajėgumais, kad mes juos laike arba, sakykime, apimtyje, kad mes jų neturim, tai nereiškia, kad abejojam kariuomenės valia priešintis ar mūsų, sakykime, pačių pasirengimu kaip tokiu. Jisai žinoma, kad yra, aš jo visiškai nekvestionuoju, bet jam turim duoti tinkamus įrankius, lygiai taip pat su NATO planavimu. Tai taip, kad čia yra daug sluoksnių, mes dar nekalbam apie strateginę saugumo politiką, kur yra, sakykime, ar gynybos politika, viskas yra tarpusavį persidengia ir žinoma, kad šituo laikotarpiu, kai yra atsirandančio daugiau neapibrėžtumo, vienas kietas dalykas, į kurį tikrai gali atsispirti, tai yra geležis ir ta geležis, kurią turi kariuomenė. Šiek tiek dar pakalbam apie situaciją Ukrainoje, į kurią irgi referuoja ministras. Diskutuojama, ką gali reikšti dėrybos su Kremliumi. Ir, politiniuose kuluaruose jau kurį laiką kalbama, kad atsiranda kalbų, kad galbūt Kyjivas yra spaudžiamas tam tikrų vakarų lyderių link dėrybų. Ir jūs paminėjote štai grėsmių ataskaitos duomenis, kad Rusija savo pajėgumus gali atstatyti 5-7 metų laikotarpyje, nors seniau buvo tas skaičiavimas, ta tendencija šiek tiek platesnė, tolimesnė, sakykime. Bet jeigu, pusmečio bėgyje, tai paprognozuokim, pusmečio bėgyje Ukraina priverčiama dėrėtis ir nebūtinai labai palankiom sąlygom. Veikiausiai, jeigu yra priverčiama dėrėtis, tai tom sąlygom, kokios tenkintų Putiną ir Maskvą. Kaip tai keičia Lietuvos saugumo situaciją? Ar mes vis dar kalbam apie tą patį 5-7 metų laikotarpį? Ar tada jau Rusija gali greičiau savo pajėgumus atstatyti ir mes taip pat turime daug greičiau sunerimti? Taip, ir čia labai jūsų teisinga pastaba. Dėl to, kad tas vertinimas, kuris buvo padarytas žvalgybos, žinoma, kad yra labai daug čia tų veiksnių įvairiausių ir tu nusisuksi sprandą visus juos apskaičiuodamas. Dėl to vertinimas buvo darytas esant tom pačiom sąlygom. Reiškia, ceteris paribus, niekas nesikeičia. Reiškia, karas vyksta Ukrainoje. Tokiu pačiu tempu vykstant karui gali atstatyti per tokį laikotarpį. Jeigu jisai pasibaigė anksčiau, o ypač dar tokiomis sąlygomis, kaip jūs apibrėžėt, tai reiškia, kad tas laikotarpis dar labiau sutrumpėjo. Vienareikšmiai. Kaip ir dabartinis pajėgų skaičiavimas, mes žinome, kiek Rusija pasididino pajėgų Ukrainoje ir šalia Ukrainos nuo karo pradžios. Mes skaičiuojam, kiek tankų sunaikinta, bet tiek dar taip pat tankų dar daugiau atsirado papildomai Ukrainoje, kovojančių prieš Ukrainą. Dėl to taip, tos sąlygos jos būtų daug blogesnės. Kalbant apie pačias dėrybas, net nežinant, kaip jos atrodytų ir dėl ko jos prasidėtų, kalbant apie artimiausią pusmetį, kas būtų padėta startinėse pozicijose kaip dėrybinės pozicijos, vienareikšmiai jos būtų blogai Lietuvai. Vienareikšmiai. Dėl to, kad šiuo metu mes nematome jokio intereso Rusijai dėrėtis. Jeigu jinai dėrėtųsi, tai dėrėtųsi ne tik apie Ukrainą, o apie tai, kokius reikalavimus iškėlė dar 21 metų gruodžio mėnesį. Ir tie reikalavimai buvo susiję su NATO, daugiau negu kad su Ukraina, dėl NATO pajėgų ir infrastruktūros buvimo rytinėme flange, dėl JAV pajėgų buvimo Europoje. Visi tie reikalavimai vienareikšmiai būtų dedami ant stalo. Mes turime pasikeitusią situaciją, Rusija pasigerinusi situaciją čia regione su taktiniu branduoliniu ginklu, mažiausiai infrastruktūra Baltarusijoje, taip kad visi šitie dalykai būtų ant stalo. Esant Rusijai dabartinėje pozicijoje, tai yra vienareikšmiai blogos žinios Lietuvai. Ir čia net kalbų negali būti tokių, kad priklausytų nuo darybų rezultato, tai net negalim nesdėlioti ir nespekuliuoti apie darybų rezultatą, jisai būtų blogas. Taip, bet kalbant apie tą laikotarpį atsistatymo 5-7 metai, ar dar sutrumpėtų tas terminas jūsų? Taip, vienareikšmiai jisai sutrumpėtų priklausomai nuo to, kada kur kas sustotų. Nes dabartinės Rusijos pajėgos, taip, jos yra ir vakarų karinė apygardoje yra aptrupėjusios, permestos į Ukrainos frontą. Žinoma, kad jos grįžtų atgal, bet ekonomika jau yra statoma ant karo ekonomikos bėgių. Gamyba yra 3 pamainos non-stop dirbantis pagrindiniai fabrikai, gaminantis, tankus, Uralvagon zavode ar pėstininkų kovos mašinas, traukiant jas iš atsargų ir atnaujinant ir panašiai. Mašina yra užsukta, šovinizmas yra aukštam lygyje
visuomenės. Šiaip nusiteikimas prieš vakarus, kad yra kariaujama, realiai prieš vakarus yra didelis. Tai taip, tai čia aš tas aplinkybės įvardinu, kurias mes jau žinome šiandien. Nežinia, kaip jos atrodytų tada po to, sakykime, po tokių įvykusių galimų dėrybų. Aš tik primenu 14 metais, kokia kilo Krymnaš vadinama banga Rusijos šovinizmo, kai buvo aneksuotas visiškai neteisėtai Krymas ir paimtas iš Ukrainos ir koksai, įkvėpimas ir kur čia toliau imsimės, kur čia toliau eisime, ta visa nuotaika. Dėl to tai būtų labai žalingas scenarius ir dėl to mes jau iš savo pusės, mes sakydamas, tą politinę bendruomenę Lietuvos labai didžiai stebim bet kokias indikacijas, jeigu kas nors kur nors kalba apie dėrybas ar stumimą į dėrybas, ką tai reiškia mūsų reiškiamos pozicijos žodžiais, tai reiškia, kad sakome Ukrainos sąlygomis ir tada, kai Ukrainai atrodys tai reikalinga ir priimtina. Tai reiškia, kad Lietuvos pozicija yra, Ukrainai niekas negali primesti sąlygų, kada jie turėtų eiti ir dėrėtis. Kaip bus, pažiūrėsim, bet kalbant apie tą dar Rusijos atsistatymą, vakar LRT televizijai kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys sakė, kad jo vertinimu artimiausiu metu Rusija neturės tokių pajėgumų, kad, užpulti kažkurią NATO valstybę. Visgi gal mes čia turėtumėm galvoti ir prognozuoti ne kažkokius konvencinio karo motyvus, bet įvairias hibridinės atakas, teroristinės atakas, kažkokias provokacijas ir gal mes jau kažką tokio matom. Situacija su migrantais Suomijoje, Baltijos jūros kritinių objektų incidentai. Ar čia nėra tos tendencijos, apie kurias ir kalba ir ministras Landsbergis ir kur jau dabar reikia galvoti, kad čia Rusija, taip sakant, kartu su Baltarusija bando išmatuoti, kokios tvirtos tos yra NATO raudonos linijos. Tai, ką ir kariuomenės vado, ir visą atsakymą tiksliai suskaičiau, ką jisai atsakė, tai visiškai tuose pačiuose vertinimuose pasilieka, kaip kad aš ir ką tik minėjau, kurie nuo pavasario nėra pasikeitę. Tai reiškia, kad ketinimas iš Rusijos pusės jisai buvo išreikštas, išsakytas ir niekas nebejoja, kad jisai yra NATO sutarta, kad nebejojam, kad Rusijos ketinimas toks yra. Pajėgumai priklausys nuo tada, kada jie atsistatys ir dabar šiuo artimiausiu metu jų nėra, nes jie yra sukoncentruoti visai kitom užduotim Ukrainoje, taip kad čia vienas kitam prieštaravimo nėra. Kai ten reikės vykdyti užduočių, galės nusikreipti į NATO, plus atsistatys ir tą mes turime tą patį laikotarpį 5-7 metus, taip kad čia mes matome situaciją vienodai. Klausimas yra, čia ne vien tik tai priešininko iniciatyvos teisė yra spręsti, kas kada bus. Klausimas yra mums, ką mes veikiame tuos 5-7 metus. Sėdim laukiam, ar pastatome savo pajėgas tokį lygį, kad atgrasome net svarstyti tokią galimybę. Tai mes čia nesame kažkoks tai aukos kažkokios ar paveiktas daiktas. Mes esame veikėjas ir turintis savo iniciatyvos pusę lygiai taip pat. Kalbant apie visą kitą arsenalą, nekonvencinių pajėgumų ir kalbant ne apie karinės tiesiogiai grėsmės, žinoma, kad mes jų ir patyrėme ir tebe patyrėme. Ir čia spektras jisai yra labai didelis. Ar tai yra savaime indikuojantis dalykas, priklauso labai nuo situacijos. Mes dabar negalim sakyti, kad tai yra įžanginė fazė, kad mus testuoja įvairiausiomis psichologinėmis operacijomis, ar sekina mūsų, kad ir viešojo saugumo pajėgas, kaip ir policijos pajėgas, siuntinėdami kiekvieną dieną į 10 skirtingų objektų dėl netikros terorizmo grėsmės ar panašus dalykai, ar sukeldami situacijas ant sienos. Tai nėra būtinai susiję su neišvengiamu karinės jėgos panaudojimu, tačiau tai yra vienas iš arsenale, Rusijos ir Baltarusijos arsenale esančių priemonių. Mes tik tai iš Baltarusijos pusės paskutiniu metu jų patyrėm daug daugiau negu kad iš Rusijos pusės. Iš Rusijos pusės, prisiminė, kad jie irgi... Bet suprantant, kad Baltarusija de facto yra Rusijos satelitas, tai matyt, čia stebėtis nereikia. Suprantame, kas už to stovi galiausiai. Karinė prasme, taip, tai yra visiška integracija, tai yra viena regioninė karinė grupuotė. Hibridinių priemonių prasme, ne visada ten turi būti ir buvo Rusija. Kaip kad, sakykime, Baltarusijos KGB operacijos įvairios, tiek tiesioginės su šnipinėjimu susijęs, tiek su diskreditavimu, informacinės operacijos prieš Baltarusijos opoziciją Lietuvoje, tai yra jų pačių reikalas, ką jie patys ir daro. Ir šiaip tai mato du pagrindinius priešininkus ir savo pastangų objektus Baltarusijos tarnybos, ir tai už ką atsiskaito savo neteisėtam diktatoriui, ką jie nuveikė per visą dieną, tai yra kiek prikenkė Lietuvai ir Lenkijai, ir dabar pastaruoju metu ir Latvijai. Tai taip, kad čia ne visais atvejais veikia kaip vienas koordinuotas veikėjas. Vėl į diskusijų erdvę grįžta visuotinio šaukimo klausimas, jūs taip pat jį paminėjote kaip vieną iš tų dalykų,
kuriuo prezidentas turi nuoseklę nuomonę, tas tiesa. Ir prezidentas ir seniau pasisakė už visuotinio šaukimo modelį. Bene prieš metus pradėta kalbėti apie šaukimo reformą, šauktinių reformą. Padidinant kiekius, bet dar neinant link visuotinio šaukimo. Visgi, ta reforma dar nėra pasiekusi Seimo, vyriausybėje, kiek žinau, yra tarp institucinių lygmenių apsvarstyta, tačiau vyriausybės nutarimo galutinio dar nėra. Nekeista, kad taip ilgai šitas klausimas kabo ore? Nesurenkama turbūt ta yra politinė valia ir turbūt tos politinės lyderystės neužtenka ir pravesti tą klausimą iš vyriausybės į Seimą, Seime diskusijose. Lygiai taip pat, nes čia nėra, kad nežinotume, ką reikia daryti. Ir ne viena vyriausybė tą klausimą kėlė. Ir studija buvo padaryta, ne viena, kaip kad būdavo argumentas, bet reikia paskaičiuoti, kiek mums visą tai kainuos. Skaičiavom, perskaičiavom, žinom skaičius, galime įvesti tam tikrą koeficientą ir žinosime, kad tai, kiek mums tai kainuos. Paskutinį skaičiavimą apie 600 milijonų, man atrodo, visuotinis šaukimas buvo įvertintas, ką reikėtų dar padaryti papildomai. Mes žinom, kad mums trūks karininkų, mes žinom, kad mums trūks seržantų korpuso, puskarininkių ir panašiai. Mes viską žinom, ko mums trūks. Mes žinom, kad mums reikės dar papildomą infrastruktūros pastatyti. Bet tie darbai yra suplanuojami ir padaromi. Sąlygos politinės, sakykime, arba to tokio, sakykime, spaudimo, jos buvo gal prastesnės iki 22 metų. Po 22 metų to piko, sakykime, pavasarinių sprendimų, kurių daug gerų buvo padaryta, jisai yra prastėjančios ir tą mes momentumą galbūt šiek tiek jau ir pražiopsojom, jisai eina žemyn ir jį reikėtų vėl pakelti ir tą reikia padaryti ir prezidentas sako, kad tai yra teisingas ir geras žingsnis. Dėl to pradėti tokias pusinės diskusijas, gal pataisykime čia ir čia dabartinę šaukimo tvarką, jos galbūt būtų iššvaistytas laikas jų metu ir galėtume iš karto daryti visuotinį šaukimą. Nes įgyvendinimas nebūtų toksai, kad mes priėmėm sprendimą kovo mėnesį įgyvendinam nuo rugsėjo. Reikėtų tam pasiruošti ir čia suprantam, kad tai yra ilgametė programa. Taip, nebuvo tos valios politiniam partijom sutariant dėl pagrindinių principų 22 metais. Prieš rinkimus tikėtina, kad bus jos dar mažiau, tačiau prezidentas nuosekliai sako, kad, pažiūrėkime, kas jums atrodo galbūt tada politiškai sunkiai išsprendžiama. Nežinau, kaip tam žemėm pasakymė, politikai žino, ką reikia daryti, bet nežino, kaip po to laimėti rinkimus tai padarius. Tai čia, jeigu čia yra tame kažkokių tai politinių rizikų, aš esu įstikinęs, kad galima ir tai, tinkamai supakavus prastumti prieki tuo labiau, kad visuomenė pritarė. Bet gal čia ir yra erdvė prezidentui vėl parodyti savo lyderystę, kaip kadaise pasakė, kad visuotinis šaukimas yra tai, į ką mes turėtumėm orientuotis. Tai ir dabar išeiti, pakviesti bendrąjį diskusiją į tas pačias politinės partijas, institucijų vadovus, nes kaip ir sakote, šauktinių reforma, taip, gal negražiai pasakysiu, marinuojasi, nes matyt nėra galutinio politinio sutarimo, trūksta gal ir kažkokios lyderystės, kad tas klausimas, išvystų dienos šviesą. Tai kai kalbam apie visuotinį šaukimą, tai nėra tik vyriausybės dabar, sakykime, kamoliukas, kaip su šauktinių reforma, nes mes žinom, kad yra jau ruošiami teisės aktai, jie iš vyriausybės keliaus į Seimą, bet apie visuotinį šaukimą gal prezidentas vėl gali išeiti ir imtis veiksmų kažkokių. Tai prezidentas tą nuolat ir daro. Ir komentuodamas, beje, ir jūsų minėtą užsienio reikalų ministro vertinimą, kuriame jis sakė, kad reikia visuotinio šaukimo, tai prezidentas sakė, taip, reikia visuotinio šaukimo. Darom. Bet tik pasakymas yra viena, bet bandymas kažkaip kontaktuoti, dėrėtis, kalbėtis, skatinti. Tuos vertinimus dar kartą padaryti, kur mes esame, tai buvo paprašytas ir kariuomenės vadas su ministru ir prezidentas ne vieną posėdį su jais turėjo, nes galų gale ir paskutiniai sprendimai, kurie buvo padaryti 18 metus, buvo tokie, kad reikia sugrįžti neišvengiamai prie šito dalyko Valstybės gynimo taryboje po kažkiek tai metų ir mes turime prie to sugrįžti ir grįšime. Taip kad ta diskusija nėra padėta ir Respublikos prezidentas tikrai nuosekliai tą klausimą mygė, jeigu net taip galima būtų išsireikšti, kad mes tai padarytume. Bet tai nėra vien tik tai nuo jo valios priklausantis dalykas, nes yra viskas pastumima į priekį, tuo labiau, kad reikia irgi tą pripažinti dėl politinių sąlygų šalyje, tam tikrus dalykus, paprastus kartais, visiškai paprastus, darosi vis sudėtingiau sutarti ir padaryti. Kaip kad, pavyzdžiui, papildomos skolinimosi galimybė kitų metų biudžete. Kalbant apie biudžetą ir gynybos biudžetą, prezidentas pasisakė ir vakar, reaguodamas į ministro kalbėjimus, kad 3%
turim į tai orientuotis ir 3 procentai ne kartu su bankų solidarumo įnašo gaunamomis pajamomis, bet apskritai 3 procentai kaip duotybė. Daug kas pasisako, kad reikia to didesnio finansavimo gynybai ir štai naujienų agentūrai BNS jau minėtas kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys sakė, kad su dabartiniu finansavimu mes diviziją veikiausiai turėsim tik 35 metais. Ir kai prisiminsim, ką tik aptarėm apie tuos 5-7 metus Rusijos atsistatymui, akivaizdu, kad tai yra per ilgas laiko tarpas. Atsiranda diskusijos, kad galbūt reikia galvoti apie gynybos mokestį. Čia šiek tiek Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas apie tai kalbėjo. Kažkokių koncepcijų kol kas nėra. Ketina kviesti parlamentinės partijas, kurios pasirašė gynybos susitarimą metų pradžioje, diskutuoti, galvoti, kaip čia gali kažkas įvykti. Prezidentūros matymas į gynybos mokestį. Ar tai gerai, ar mokestis žodis per se jau yra blogai, nes mes žinom, kaip gali surezonuoti, nepatikti, žmonės nepatikės. Kaip čia matot? Jeigu tai yra tikra politinė pastanga, tikras sumanimas atrasti papildomų būdų finansuoti tikslingai gynybą, žinoma, kad reikia apie tai šnekėti ir diskutuoti, tačiau aš nesu iki galo įtikintas, kad tai būtent ir yra. Aš vis tiek matau. Kodėl abejojat? Kokie argumentai? Dėl to, kad tai yra labiau naudojama kaip kontrargumentas toliau, arba argumentas blokatorius toliau diskutuoti apie tai, ko mums reikia gynybai jau kitais metais. Ir kai diskusija nuo vienų bėgių. Klausimas šiek tiek tarsi nutolinamas. Kai pradedam šnekėti apie tai, ką esame dar šiais metais sutarę, papildomai finansuoti kitiem metam, ir klausimas iškeliamas, kodėl mes nedarom to, ką sutarėm dar prieš 5 mėnesius, tada yra kontrargumentas pateikiamas, o kur tada gynybos mokesčiai papildomi, kur kažkokia kita su mokesčiai susijusi tema pastatoma, kaip ta liktai užblankinanti tema. Tai aš labiau matau politinės retorikos dalyką, ir tam tikrą pozicionavimąsi, negu kad tikrą šnekėjimą, nes jeigu tokie projektai būtų, tai Respublikos prezidentas, kaip ir apie pačią mokesčių reformą, jisai nuolat sakė, gerai, ir mokesčių reformą reikia, darykime. Lygiai taip pat kaip ir, sakykime, dėl papildomo finansavimo gynybai ir dėl šaltinių jai paieškos, kaip kad buvo iškelta iniciatyva dėl solidarumo mokesčio, kai kalba apie banko apmokestinimą. Prezidentas pilnai pritarė, rėmė šitą iniciatyvą. Tai lygiai taip pat, jeigu mes turime konkrečius sumanimus ir dalykus, žinoma, kad reikia apie tai diskutuoti, Respublikos prezidentas yra tam atviras. Bet dabar pakalbėkime apie išlaidų dalį ir apie tai, kas buvo sutarta Valstybės gynimo taryboje vasarą ir kokius projektus įgyvendinti būtent iki 30 metų. Nes tai buvo pristatyta pirmas bazinis dalykas visam planavimui kariniam, ar tai būtų NATO, ar tai nacionalinis. Priešo vertinimas, mes jau dar kartą minėjom, 5-7 metai, 30 metai. Ką Lietuva turi pasidaryti iki 30 metų? Kokį operacinį kariuomenę turi turėti, operacinį pajėgumą? Ir kariuomenės buvo pasiūlymas steigti sausumos pajėgose diviziją, sukomponuoti ją iš įvairių kariuomenės rūšių papildomų elementų, trūksta mums to ir to, tam papildomai divizijai steigti reikės tiek tai pinigų, aš dabar visų tiksliai sumų neatsimenu, bet jos buvo visos inkorporė tam sprendimui rodytos posėdžio metu, visi jas puikiausiai žinojo, kiek tai kainuoja. Tankų batalionas buvo viena iš sudedamųjų dalių divizijos įgyvendinimų ir VGT priėmė sprendimą, kad diviziją reikėtų daryti sausumos pajėgose, reikia pritarta. Antras, pilnas operacinis pajėgumas, reiškia sukomplektuota, su sąjungininkų pagalba, turi būti 30 metam, dėl kurių jau irgi nebesiginčiam, kad tai yra svarbus mums laikas. Ir trečias dalykas, tai kad divizijai finansavimas yra skiriamas papildomai prie 2,5%, kur yra skiriama kariuomeniai dabar, papildomai prie tų, kurie yra skiriami priimančios šalies paramai Vokietijos brigadai, tai reiškia papildomai, kad turi būti skirta divizijai. Ir kai buvo pateiktas pirmas jau peršokų laikas, į rudenį šių metų, kai buvo pateiktas pirmas vyriausybės biudžeto projektas, matėm, kad tenai divizijai pinigų nėra numatyta. Dėl to Respublikos prezidentas ir iškėlė tą klausimą, sakydamas, mes dėl to sutarėm, kitiem metam nėra, kaip mes įgyvendinsim iki 30 metų tai, ką mes sumanėm. Ir atsakymą pasakė kariuomenės vadas, neįgyvendinsim. Reikės 35. Tada klausimas, ar mes turime tiek laiko ir ar yra protinga tai planuoti
dabar 10, 12, 15 metų į priekį, tai Respublikos prezidentas sako, ne, nėra protinga. Ir tada siūlė įvairias su tuo susijusias išeitis. Viena iš jų numatyti skolinimosi galimybę, į kurią beje irgi buvo atsakyta, tam tikrų, tokių priešiškumų ir oponavimų, kad prezidentas nori praskolinti valstybę, pažeis Maastrichto kriterijus ir panašiai, kas nebuvo tiesa, sakė, kad jeigu kaip šiais metais bus galimybė pasiskolinti, tai kitais metais pasiskolinkime tikslingai, kariuomenės reikmėm. Turėjome daug viešo planavimo. Dabar vyriausybė antrame biudžeto projekte numatė tą skolinimosi galimybę ir teisingai padarė, bet visą tą buvo galim padaryti be didelio, to tokio politinio susijaukimo ir liktai sukūrimo regimybės, kad mes iš esmės principingai dėl kažko tai nesutarėm. Dar visai mūsų pokalbio pabaigai norėčiau pakalbėti apie prezidentūros ir krašto apsaugos ministerijos santykius. Šiek tiek gal jau dabar užsimiršusi tema, bet Seimo kuluaruose tai tikrai diskusija tęsiasi apie, kaip buvo įvardinta, šiek tiek užgoštą krašto apsaugos ministrą, komiteto lyderių. Jūs irgi esate teigęs, kad tos įtampos tarp pono Kasčiūno ir pono Anušausko matomos plika akimi, bet tai darbui tarp prezidento ir ministro netrukdo, bet štai ponas Anušauskas netruko sureaguoti tiek į jūsų, tiek į kitų politikų panašius pastebėjimus ir pasakė, kad iš prezidentūros tokie svarstymai nėra solidus ir apskritai jam tai priminė Rusijos propagandos naratyvus. Ar tokie ministro pasisakymai gali kažką indikuoti, kad yra tam tikrų įtampų ir tarp Daukanto aikštės ir ministerijos? Darbas vyksta, aš galiu patikinti, lygiai tokia pačia tvarka, kaip būdavo ir anksčiau. Jisai yra pakankamai intensyvus. Ir iš visų ministerijų, lyginant, sakykime, visą vyriausybės darbą su Respublikos prezidentu, jis yra išskirtinis. Jau vien dėl to, kad prezidentas yra vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, prezidentas turi reguliarius susitikimus su kariuomenės vadu ir ministru. Jie yra dalykiški, darbiniai, iš anksto numatomi, taip kad čia jokių pokyčių tikrai nėra ir pasikeitimo nėra. Tas pats debatas, kurį tą įtampą buvo galima pavadinti, jisai irgi vyksta, jis irgi turbūt yra normalus politinėje sistemoje. Žinoma, kad greičiai ir bėgiai, kuriais juda Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir krašto apsaugos ministerija visuotinės gynybos srityje, kalbant apie pasirengimą karo metui, sakykime, karo metų struktūrai, tai kas yra ir viešai debatuojama ir matome, kad mes matome tos, akivaizdu, kad yra tie skirtumai, tai žinoma, bet kiek tai yra normalus procesas, kiek tai yra, sakykime, tas politika kaip tokia, sakykime, ta politics labiau, tai čia kiekvienų klausimų yra skirtingai, bet aš nematau to kaip didelės ir esminės problemos. Tai kaip tik mes turime bendrai paėmus labai daug ir gero sutarimo, bet taip yra sričių, kur mes nesutarėme. Ir visi bendrai paėmė. Tai dėl visuotinio šaukimo, ypač prezidentui parengus visuotinės gynybos planą ir dabar pereisim prie jo intensyvesnio gyvendinimo, įtraukiant ir daugiau visuomenės. Visuotinės gynybos srityje, man atrodo, ten bus dar mažiau debato. Tai pasiliksime prie skirtingų pozicijų dėl to, kada mes turėtume padidinti gynybos finansavimą ir dėl visuotinio šaukimo. Ir dabar valdančiosios partijos lyderių irgi taip intensyviai prakalbus, kai turiu omeny ministro Landsbergio pasisakymus apie visuotinio šaukimo poreikį. Ir čia galbūt greičiau tas sutarimas atsiras. Visai pabaigai, dar nenutrūkstant per daug nuo krašto apsaugos ministerijos ir prezidentūros santykio, prisimenam vasarą kilusi irgi tam tikrą šaršalą dėl tankų įsigijimo, ketinimų protokolo, buvo daug diskusijų, ar tai riboto naudojimo informacija ar ne. Prezidentas pasakė, kad ponas ministras Anušauskas paviešino informaciją, kuri neviešintina ir prokuratūroje vis dar tęsiasi tyrimas, renkama informacija, siekiant pasižiūrėti, ar galimai buvo atskleista medžiaga su riboto naudojimo žyma. Pabaikite sakinį. Jeigu prokuratūros tyrimas parodys, kad Anušauskas paviešino riboto naudojimo informaciją, tai prezidentas lauks specialistų dirbančių su įslaptintos informacijos apsauga vertinimo. Tokio, ar gali toliau dirbti asmuo su įslaptinta informacija ar ne. Ir čia bus tikrai... Iš kur tie specialistai turėtų būti? Iš ministerijos, nes mes dar žinom, kad ir valstybės paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, rodos, taip pat tą klausimą vis dar nagrinėja. Taip, aš detalių nežinau, kaip tas procesas vyksta, bet jie ekspertinę savo išvadą tikrai teikia. Ir man atrodo, palikta tam teisiniam įvertinimui, kaip ten viskas buvo, ir jie tą atsakymą duos ir jo bus vadovaujamasi. Ir po to, po vasaros įvykių valstybės gynimo tarybos
tarybos posėdžiai vyko ir ne tik juose, bet ir kitose susitikimuose, kur aptarinėjama informacija sužyma slaptai ir aukštesnė. Prezidentas dirbo su krašto apsaugos ministru, na ir tiek, ir toliau dirbs, nebent bus kažkokie tai sprendimai, kurie sukurs kliūtis toliau dirbti krašto apsaugos ministru. Grįžtant prie tankų, jūs jau paminėjote tankus, na, ne čia didžiausia su tankais problema. Pinigų reikia tankams įsigyti ir į čia mes turėtume koncentruotis. Supratau, ačiū Jums. Primenu, kad kalbėjome su prezidento Gitano Nausėdos vyriausiųjų patarėjų Kęstučiu Budriu. Iki kitų kartų.